Sveiki, šiandien darbuojasi dirbtuvėse, reikia apipjauti 90 laipsnių kampu tokius pagaliukus, lenteles, bet yra viena problema, to jau jums parodysiu kokia. Pjūklas festulas garsusis. Nupjaunam ir ką mes matom? Matom štai tokius šeriukus. Nuoplaišas palieka pjūklas. Koks būtų be aštrus pjūklas, kažkodėl palieka. O man tai nepatinka, tai aš pamėginsiu šitą klaidą ištaisyti. Nežinau, su kuo tai susiję, galite parašyti komentaruose. Aš manau, kad tai turbūt visi pjūklai daro. Bent mano visi taip darė. Nepaisant to, koks buvo pjūklas. Ar aštrus, ar senas, ar nesenas. Ar daug dantų, ar mažai dantų. Gerai. Tuoj bandom ištaisyti problemą. Imsiu, čia atrodo 12 mm, ar tai 10 mm yra fanera jūrinė, man atrodo, laminuota, nesvarbu. Svarbiausia, kad medžiaga būtų kalibruota, vienodo storio. Ir atpjausiu maždaug 5 cm pločio. Staklės jau paruoštos. O dabar šitas dvi lenteles sujungsiu štai taip. Nu, kaip jungsiu, turbūt nerodysiu. Sprendžiu parodyti visą procesą. Gręžiam skylutes. Atstumas čia nesvarbu. Štai ir viskas. Medvaržčiam įsileisti, padarau tokias įdubas. Na va ir viskas. Sudėjau dvi detalės, dabar tarpusavyje susuksiu. Susukau šitas dvi detalės. Dabar svarbus dalykas yra, kad varžtė nepakliūtų ten, kur mūsų pjūklas suksis. Tai pasižiūriu, kur varžtė yra, galim pasižymėti ir padedu. Va taip. Ir kiekvienas skersinis pjūklas turi galimybę iš kitos pusės prisukti kažkokį tai papildomą lentelę ar dar kažką tai. Tai va štai aš taip ir prisuksiu. Prisuksiu 4 varžtais. Nu viskas, mūsų prietaisas paruoštas pjovimui. Turim pjauti švariai gražiai. Bandom. Taip. Siurblys. Nežinau, ar gerai matosi, mano nuomonė, pjūvis pagerėjo. Taip pat yra didelis pliusas, mes matome čia, kur mūsų pjūklas eina. Galim orientuotis pagal tai, kur bus pjūvio linija. Labai patogu. Nu ką, pabandykim dar vieną gabaliuką. Ąžuolas labai mėgsta skilinėti, žiūrėk.
Pamiršau pjūklą, pamiršau siurblį įjungti. Idealu pagal mane. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Manau, kad šitą metodą tikri vilkai žino, o tie, kurie nežinojate, naudokitės. Gerų, saugių darbų. Iki.